Labadiena, gerbim Telšiškiai, savivaldybės tarybos narys Bacevičius. Tokia situacija susiklosti, kad aš turiu pradėti naują rubriką, nes turiu daug klausimų uždavinėti. Tai labai gerai, aš labai didžiuojuosi, kad gyventojai su manim kalba, kad mane pažįsta, kad tiki manim, nes kas klaustų, jeigu naudos nėra iš tokių atsakau. Tai gaunu ir per paštą gmailą, per tarnybinį, ir per messengerį, ir į telefoną žinutės gaunu, visokių laiškų, bet nepykit, aš negaliu taip atsakinėti, kiti tokie rašot klaidų vienam žodį po 3 yra, tai klausykit, arba ten klausimai, ne pagal kompetenciją, tokie asmeniniai klausimai, aš nesu advokatas, dovanokit. Jeigu jau patariu, aš yra karts, jeigu iš patirties, ką nors žinau, tai patariu. Bet šiaip messengerį ir po mano postais, tuos komentarus aš skaitau visada, kada nėra labai daug, kai paskui jau pasipila 100, tai jau viso neperskaitys, bet komentarus tai įdomu skaityti ir tai ugdo. Tie komentarai, kurie rašo nešvankiai, skleidžia kažkokį melagystės, aš užblokuoju. Retai, bet užblokuoju. Ir čia tokių, kurie yra mano priešai, tiksliau, aš jiems priešas esu. Tai jeigu aš priešas esu, tai rašyk savo draugams, kam šitą rašinėti vėjus, nes mano Facebookas, kur dabar esam, tai yra viešas, ten yra tų sekėjų, tūkstančiai sekėjų, o tas postą, kada įdedu kažkokią informaciją, tai 10 000 peržiūrų, 10 000 skaičiuojami ir 100 000 yra buvę ne kartą. Tai ir kada įdedu postą, užduodat klausimą, tai iš karto gal gyvai būtų paprasčiau atsakinėti tos klausimus, nors įkelti klausimų. Aš nekalbėsiu valandą, nes valandą niekas nesiklauso postui. Postai klausim, kada ir 10 minučių, maksimum 15. Ir taip ir dabar, dėjau tai postą, kada čia įdėjau užvakar, kada čia jau prieš 22 valandas. Tai, ten apie tarybą, apie komisiją, antikorupcijos komisijos ataskaitą. Tai čia rašo moteris valdančių partijų atstovų savivaldą labai gerai, kad viešinate, už korupcinius nusikaltimus nebaudžiama. Baudžiama už korupcinius nusikaltimus. Tik tai baudžiama kokį kaimietį pagaus, kokį nors ten sandėlininką. O ten nubaus. Buhalterį nubaudė dėl 150 eurų nubaudė. Aš neskau, kad reikėjo jai dovanoti, bet būtų ten užteko baudai kalti, bet baudžiam bylą iškėlė moteriai 150. Nereik vokti. Nė euro negalim vokti. Bet baudžiam bylą iškėlė. Tie, kur milijonus vagia pas mūsų, bylų nekelia, nėra nusikaltimų sudėties, nėra įrodymų, liudininkų, nieko nėra. Ir paskui pasibilinėja ir valstybė pralaimė. Dar sumoka jiems už advokatus, už atlyginimus sumoka. Todėl ir yra, aš kada vadinu, kad valstybė yra supuvusi, čia ir yra toje vietoje valstybė supuvusi, kada valstybė nesugeba kovoti su kenkėjais, nors tai akivaizdu, kad tai nėra kenkėjai, tai yra jų draugai, tai jų yra sekėjai. Net okupaciniu laikotarpiu valdžia nemėgo vagių. Sakė, konkurentų nemėgo. Sodindavo į kalėjimą ir už vagystes, tai tada už bet ką sodindavo. Bet už vagių nemėgo. Dabar valdžia, kadangi patys yra vagis ir vagis mėgsta. Nėra tokios tvarkos. Tai dėl to už korupcinius nusikaltimus nebaudžiama. Pas mus yra, žinom, puikiausiai bylas buvo, ir pokalbiai rašyti už prifilmuotą, ir kratas darė namuose, rado pinigų, 100 000 pinigų. Jis įrodė, susirinko iš visų giminaičių raštelius, kad iš visų pasiskolinti giminaičių po 3-5 000. Tai viskas tai gražino pinigus. Jis įrodė, kai žmogus pasiskolinti pinigų, norėjo Palangoje pirkti namą išskolinti pinigų. O tokia istorija pas mus yra. Čia Telšių savivaldybė. Tai Palangoje namą. Prisiskolinti 100 000 iš visų giminių. Surenkė raštelius iš babulkų, iš visų pusbrolių pusės ir kad paskolint kas kiek. Ir turiu. Nesumokėjo mokesčių žmogus, ten pažeidė tvarką, bet pinigus gražino. Tai valdžia supuvusi, kada sakau, valstybė irgi supuvusi, nes tokia valdžia
Taip, reikia, kitas rašo, reikia konkrečiau kalbėti apie pažeidimus. Kas ką blogai padarė, kokia žala, kaip nubausti kalti. Nu, apie pažeidimus aš nenoriu pastoviai kartuotis. Yra mano postai, pažeidimų pilnas apie savivaldybę kalbant. Valdininkas padarė pažeidimą, savivaldybė patyrė nuostolius. Savivaldybė neišieško. Pati administracija turėtų kreiptis į teismą, duoti teismą tą valdininkėlį, kuris padarė atseit klaidą. Atseit, aš netikiu, kad tai klaida padaryta. Greičiausiai, kai jam buvo liepta tai padaryti, dėl to jo nieks nepadarė jam. Privačiai firmai įsivaizduoja, dabar statybininkai irgi dalyvauja ten konkursuose ir kas nors prakištų konkursą. Tai išmest laukia iš viskas laikys tokį. Sėdi inžinieriai irgi ten dalyvauja tos konkursai, kaip pas mūsų konkursai. Kaip konkursas, taip dažniausiai kažkas yra, kažkino ausis kišo. Kas organizuoja administracija. Meras šalip sėdi, jie nemato pažeidimų. Mes negalim daryti tyrimą kažkokią. Komisijoje padarom tyrimą. Apie komisiją aš nenorėjau kalbėti viešai. Aš nenorėjau kalbėti, nenorėjau užgauti nieką. Bet komisijos nariai, antikorupcijos komisijos nariai, pasižiūrėkit, kaip dirba antikorupcijos komisijos nariai. Atėjo į posėdį, pasidėjo, išėjo ir tiek tų žinių. Aš atliku visus tyrimus. Kiekvienas raštas, kaip sakiau, 99% raštų parašytų mano. Ir jau praktiškai visų tyrimą atliekam, nes prie raštų ir jau kažkokia medžiaga surinkta. Tai vat, pažeidimų yra. Konkrečių pažeidimų, ten tokių yra, kur nėra pažeidimų, paprasčiausiai. Ten, tarkim, Gusarovas buvo įdarbintas, dabar tebėra įdarbintas savivaldybės įstaigoje, inkubatoriai tam Žemaitijos verslo centre. Buvo įdarbintas Gusarovas, buvo įsmers. Nu, kas, pasirodo, galime įdarbinti. Kažkada dirba, vakarais ar naktim dirba, visą dieną dirba, vienam darbė, čia jau kitam darbė. Neblogai, Mažeikis dirba, gauna atlyginimą. Tam inkubatoriai gauna atlyginimą, tarybos narys yra, gauna atlyginimą, gali gyventi. Tada gali būti partijos narys, bet koks partijos narys. Tai vat, pažeidimų yra. Yra pažeidimų, bet kad tokį tvarką reikia išleisti įstatymą, kad galėtų nubausti korupcijos veikėjus. Įstatymai ir pakankamai. Ir įstatymai pakankamai, bet turėtų dirbti prokuratūra, matėte prokuratūros čekiukais. Vieni buvo nuteisti, nusikaltėliai, kiti buvo paleisti, akivaizdžiai ten prisiblūdė buvo. Kas, tai prokuroras ne viską duoda į teismą. Vienas duoda į teismą, kitas neduoda į teismą. Man buvo bylą iškėlę. Už ką? Kad COVID laikotarpiu naudojo kūrą, benzinai važinėjau po visus kaimus, po visus įstaigus. Važinėjau, liepė gražinti, bet baudžiamos bylos, tai buvo iškėlė man baudžiam bylą. Bet būtų pralaimėję teismą, aš būčiau advokat net neėmis, nesąmončiai. Tai vat. Tadas Blindas. Aš nesu Tadas Blinda ir nenorėčiau būti Tadas Blinda. Čia rusų laikais buvo prigalvota, mitas sugalvotas, kad Tadas Blinda ten vos nedidvis ponus plėšė. Aišku, ubaga neplėšė, iš ubaga tu paimsi iš ubaga. Jis buvo eilinis plėšikas Tadas Blinda, tai realus personažas. Mes čia Žemaitijoje žinom, kaip yra, jis Lokėje gyveno, bet jis buvo žulikėlis, vagis buvo keista, tai tokia asmenybė, jis turėjo ir žemės, ir buvo ten pareigas turėjo kažkokius ir plėšikavo. Ir jį užmušė patys žmonės. Ne valdžią užmušė, žmonės pačiam miestelį už vagystes pažino, valdžia nesugebėjo jo pagauti, rusų valdžia okupacinė, jiems nusispjauti buvo, bet jį kaip užmušė, nieks jį nesiaiškino, žinojo, kad buvo vagis. Taip pat aš Tadas Blinda, tai man nėra komplimentas, aš nenorėčiau būti Tadas Blinda ir Tadas Blinda tai yra neigiamas personažas, tai vagis plėšikas ir buvo užmuštas, gėdingai užmuštas žmonių. Tai vat. Taip, toliau. Čia palaiko žmonės, palaikot, ačiū jums, aš jums ir dėl jūsų stengiasi. Man asmeniškai nieko nereikia, iš manęs nieko nėra ko pavogti. Tai vat. Ir gerai darote, tęskite savo darbą, ieškokite savo gretose bendraminčių, ne vieni rašo, ieškokite bendraminčių. Bendramintis yra gerai, jūs esate bendraminčiai. Didelė dalis žmonių, telšių rajonų žmonių yra bendraminčiai. Jūs sutinkat, kad
Nu, negalim taip gyventi, kaip mes gyvenam, kad čia vagių šaika yra, plėšia visą valstybę ir viskas legalizuota ir žmonės yra, milijonas žmonių išvažiavo, apie tai niekas nekalba. Tai tai ir didžiausias padarytas skriauda valstybė, tai emigracija. Iš geros valstybės niekas nebėga. Tai išbėgo visokie amžiaus žmonių, jauni ir vyresni išbėgo. Tai rodo, kad yra nelabai gerai. Bet iš kur bendraminčių? Bendraminčių tai yra bendražygių dar reikėtų. Minčių mes turim gerų minčių. Jūs pritarėt, kad tas negerai, pritarėt. O bendražygių reikia kažką daryti, o kada daryti jau sunkiau yra. Nu, reikia kiekvienam, nes sunku su visais kovoti. Taip sunku kovoti. Taip, man sunku su visais kovoti. Pats gerai, kad dabar pradėjo atlyginimą mokėti tarybai. Aš 2 kadencijas be atlyginimą atpyliau. Iš tų kanceliarinių lėšų ten daug nepralopsi, bet galų gali dar liepia gražinti. Tas lėšas, visą benziną, kurį išnaudojo, viską liepia gražinti. Tai yra be atlyginimą. Tai sunku, nėra bendraminčių, ir, bet jie nėra bendražygiai, reikia bendražygiai, kartu žygiaukit su manim. Ne. Tai kiekvienas arklys Telšių rajone žino, kad visi prasidavę. Bet atsakyk, kodėl ne vienas net pagautas nesėdi kalėjime. Parsidavė. Ne visi parsidavė, bet didelė dalis parsidavė, didelė dalis pas mūsų vagių yra, žulikų visokių, labai daug žmonių pas mūsų yra. Kodėl ne vienas nėra pagautas nesėdi kalėjime? O kas pasidins kalėjimą? Jie patys jie yra valdžia teisė. Paprastai mes neturime galiojimų. Tu gali paskųsti, parašyti raštus, kiek aš rašau raštą ir šįryt išsiunčiau raštą. Bet yra prokurorai. Jų nuožiūra. Jis nori, eina į teismą, nori neina. Yra teisėjai. Nori su plaktuku barkšt, nuteisė, nori paleido. Nori davė metus, nori davė 3. Jų valdžia. Jie yra valdžioj ir jų yra valdžia. Mes galim tik pasipiktinti ir palaikėm, ačiū, kad palaikot, ačiū jums labai. Viskas darai gerai. Tau kalboje jaučiasi nuoskauda, kad tave nevertina. Bet juk tu žinai, ne vienas vagis neprisipažins, kad jis vagis. Taip, yra nuoskauda. Mano kalba jaučiasi nuoskauda, kad manęs nevertina. Taip, bet mane įvertino žmonės. Žmonės už mane balsavo, 1000 žmonių balsavo, antram turė būnu per rinkimus. Tai jie įvertina žmonės. O kas mane turi vertinti? Tie, kuriems aš sprandą išmuilinau. Tie žulikai, aišku, jie manęs nevertina. Bet jie turi auditoriją, jie turi tribūną, jie yra visi prie pareigų, prie pinigų. Papras žmogelis čia ir nerašinė, papras žmogelis sėdi darbę, vargsta tą darbą ir grįžta iš darbo pavargęs, ne tas galvoj. O tie sėdi, kiauras dienas prie kompiuterių sėdi, dirba, nieko nedirba. Tai viešasis sektorius jie prieš mane nusiteikė, kai kurie, ne visi jokių būdų. Viešajam sektoriui yra labai šaunių žmonių. Taip, aišku, nuoskauda. Tai aš asmeniškai nekaupiu kapitalą, aš praradau daug ką. Sužlugdžiau savo verslą, bet čia ne apie tai. Taip nuoskauda ir kodėl aš turiu kovoti, į man niekas nepadeda. Visi turim padėti, visi privalot man padėti, bet didelė dalis padeda vagims. Balsuoja už tą vagį, kuris leidžia vogti kitiems. Balsuoja už tą piemenį, kuris kaupia pinigus, aišku, leisi kitiems vogti, nes jeigu neleisi vogti, pats nepaimsi. Tai ir parankiniai, tai ir bendraminčiai jų. Bet mes turime ir daug draugų. Ir patarčiau vieną stipresnę aferą davesti iki teismo. Kaip aš davesiu iki teismo, jeigu aš rašau raštus, atmetam. Dabar meras teisme ir aš rašiau raštus, į prokuratūrą kreipiausi, kad Katkus 20 000 savivaldybės lėšų neteisėtai skiria savo draugams. Ir jis bus teisme, civiliniam teisėm pakolkas. Dėl 20 000 2 metai nieks nevyksta. Aš skambinau prokurorui, kodėl nevyksta teismas. Mes, pridavėm vis dokumentus į teismą ir teismą nenustatė datos. Kitas jau būtų turbūt jau sutvarkyta būtų ta byla, o čia nieko nėra. 20 000. Reikės greičiausiai vyrukas turės gražinti. Bet yra kitų dalykų, kur ten prokuratūrų užsiėmė gražinti ten 1000 iššvaistytus. Davedžiau. Aš negaliu prokurorams nurodinzuoti, aš paskambinu to, dar maloniai šneka jie su manim. Nors ir kiek aš jas davedęs panaikinti sprendimai, dėl atsimint Rudupių kaime bendruomenė buvo, jie apgavo paskui, bet kad, kaip davėsi? Davedu.
Bet antikorupcijos komisija į teismą, į teisėsaugos institucijas nenori kreiptis, nes ten sėdė irgi balsuoja žmonės. Aš siūlau balsuoti už, jie nebalsuoja, tarkim. Viskas. Dėl to aš dabar visus sprendimus derinu su komisijos nariais. Antikorupcijos. Ar sutinkat tą daryti? Jie, sutinkam. Tada aš statau balsavimui. Nes jie nesutinka, į kokį prasme. Aš galiu siūlyti kreiptis, jie nesutinka. Nes ten jau 6 žmonės. Skirtingų partijų atstovai ir valdančios daugumos atstovai didžioji dalis. Tai ir taryba reikia bent 2-3 partnerių, bendraminčių, manau, tai suveiktų žmogus rašo. Iš kur aš gausiu tų tarybai partnerių? Iš kur? Tai partneriai turi kartu su manim dirbti. Reikia sėdėti, reikia stebėti. Mes gaunam atlyginimą, dabar atlyginimas yra neblogas. Kaip neblogas? 650 eurų gaunas tarybos narys, jeigu dar eina kažkokius pareigas, komisijos dadeda 5 ar 10%. Primeta, dar reiškia, dar. Tai neblogai. Kiti žmonės už tos pinigus eina į darbą, dirba vis mėnesį labai sunkiai. Bet niekas nenori kariauti. Savivaldybės taryba yra savanaudžiai ten sėdi. Ten beznėra, jie nekariauti, jie savo reikalų tvarkyti. Tai turi restoraną, kas nors nori gauti užsakymą restoranui. Kaip, pavyzdžiui, Rupeikienė. Turi restoraną ir jie gauna užsakymą iš savivaldybės. Ten iškepti, ką nors pavalgyti. Neblogai. Nepritarsi valdžiai, kažin kas užsakinės, nelaimės iki pirkimo. Ir ten tokių pilna yra. Tai kitas melioracijai daro. Užsakymai 100 000 sėdi toje eilėje. Kaip sakiau, Gusaraus yra įdarbintas ten, tas ten įdarbintas. Žodžiu, biznėriai yra. O kitoje eilėje sėdi irgi laukia. Tuo pačiu, kas nors, kad nukris, kad duotų paprojektuoti. Ir jie suinteresuoti, kad čia būtų tyliai, ramiai ir išsidalinti viską. Viską neišsidalins, neužteks visiems. Tai bendraminčių, ateikit į komandą. Algirdis neturi partnerių. Tai neturi partnerių. Vėl ta pati tema. Tai aišku, ateikit į komandą. Ateikit, būkit su manim. Aš padėsiu. Aš esu įgudęs jau savivaldoje, nesu profanas, kaip Tomas Katkus. Tai ateikit. Bet tikslas turi būti ne pasidaryti savo biznį, o tarnauti bendruomeniai, savo miestui, savo kaimui tarnauti. Tai didžiulė garbė. Būti vagim ir niekinga. Tai gėdinga vagim. Būkit vagių priešas. Jūs gerbs, mylės ir taip ir turi būti. Ateikit į komandą. Visus kviečiu. Ateikit. Žinom telefonų numerį, e-mailas, susitiksim, mes turim biurą, ryškiams atvažiuokit, kavą pavaišinsit. Ateikit. Bet, o ko ateiti? Padėti man, pakariauti, dokumentai, kas išmanote, su kompiuteriu dirbti, kokius nors video daryti, ten kokius nors filmuoti. Ateikit į komandą. Visada kviečiu. Nėra. Tai tarybos narys galėtų pranešti STT, kai akivaizdžiai būna korupcija. Kai pradės lankytis STT savivaldybė, gal atsiras baimė. Baimė. Tas STT lankosi savivaldybėje, vienam architektui buvo baudžiam bylą iškelta. Kita architektė išmetė lauk, ten irgi buvo seserį žodžiu, padėjo. Direktorius buvo sėdėjo sklepė, buvo pasadintas Šiauliuose. Direktorius, skyriaus vedėjas sėdėjo sklepė. Tas konservatorius sėdėjo sklepė. Niekas neįrodė. Niekas neįrodė. Įrašė pokalbis, atrodo, sekė ir bereikal turbūt antrankį neuždėjo. Nieko neįrodė. Kur tai įrodys? Jeigu ten irgi advokatai yra, jeigu advokatas stipresnis už prokurorą ir už teisėją, tai klausykit. Tai gal tas advokatas turėtų teisėjai dirbti ar prokurorų, bet kam jam advokatai. Tai komanda kviečiu visus Telšių rajono gyventojus iš kaimų. Paskambinkit. Eilinį kartą kviečiu. Paskambinkit, ateikite komandą, būkit mano draugų, būkit mano bendraminčių daug ir bendražygių būkit. Žygiuokim, einam į rinkimus. Bus rinkimai, einam į rinkimus. Einam su manim kartu į rinkimus. Padėsit savo kaimui. Bendradarbiaukit, draugaukit su manim. Padėsiu, kokiam nors kaime esat, yra problemų. Bet reikia drąsių žmonių. Dabar politikuoja viso pasaulio lygiai. Kiekvienam garaže prie butelio politikoje. Jie gali šnekėti apie Trumpą, apie Putiną, apie tą kalbėti. Galų gale prezidentas, Grybauskaitė, ten koks nors ten Kubilius. Apie Telšius kalbėkim. Nenorit, bijot. Kritikuokim Telšius.
merą pakritikuoti. Aš kritikuoju pastoviai tą merą, nes jis yra labai ribotas žmogėlis, savanaudis ir taip toliau. Ir ne tik merą kritikuoju, nes jie pareigūnai, jie turi dirbti mums, tarnauti telšiams, jie tarnauja savo kišeniai. Seniūnai yra, negi nėra ko kritikuoti seniūnus. Irgi yra, kažką bus nepadaręs, kažką nedadaręs, bijot. Todėl, kad seniūnas susitiksi ant rytojos, susitiksi merą. Tas susitiksi. O kritikuoti Grybauskaitį, ten kokį nors ten Šimonytį kritikuoti, jie neatvažiuos, jie nepakerštaus. Tai baimė, keršto baimė. Keršto baimė. Pakritikuos seniūną ir seniūnas negausi malkų, negausi ten konservų, kas nesąmonė. Viską gausit, kas per gal įstatymą priklauso, viską gausit. Ir taip pat ir tas meras, o kodėl aš nebijau kritikuoti merų. Taip, jie man irgi rašo skundus. Rytoj būsiu beje komisijų svarstomas pagal skundą, etikos komisijai skundą parašė mano kolegė dėl mano veiksmų. Turėjau teisę. Kolegė Vaitkutė, konservatorių, parašė skundą, kad aš ten tarybos posėdį, mano intonacija netokia, matot, ir aš parašė skundą. Jie nebijojo parašyti, nes o ko čia bijoti. Aš su ją arbatą geriau, kavą geriau. Ir verbų sekmadienį atvažiavo pas mane čia, verbas dar išsivežė iš mane ir vakar parašė skundą dėl manęs, objektyvumo dėliai. Teisingai padarė, bet nebijojo. Aš neiškerštaus nei ką. Nebijokit seniūnų, nebijokit to, duokit informaciją, atsiųskit. Atsiuntat informaciją, aš pats persiunčiu informaciją, o šiandien gavau informaciją, kodėl vandentiekį pabrango vanduo ir nuotėkis pabrango. Pasidomėsim, tai žinot, iškart neišeina, aš neturiu tokių galiojimų. Būčiau meras, paskambinčiau vandentiekį, paklausčiau. Dabar ne, aš skambinu, jis man nekelia ragelį, rašai raštus gauni atsakymą už mėnesį. Tai va, aš nusiunčiu su žurnalistais, kai kuriais bendradarbiauju. Tie žurnalistai, kurie drąsūs žurnalistai, kurie drįsta kritikuoti, yra mano geriausi draugai. Ir mes su jais dirbam. Daug straipsnių laikraščiuose, mano nupilta informacija, kurią aš gaunu iš jūsų. Jūs atsiunčiat. Taip, kad rašykit, jeigu neatrašau, karts nepykit, neužsigaukit. Neatrašau, tai nereiškia, kad kitą kartą ir parašot, dovanokit irgi ten. Ar negalėtum pensiją susigražinti iš kažkokios pakopus. Klausykit, prikvačia aš. Tai va, rašykit, rubriką naują pradėjom, pakalbėsim ir kviečiu į komandą. Skambinkit, mano telefono numerį žinot, e-mail žinot, ateikit, pakalbėsim, susitiksim, padarysim reikalą, komanda bus, mes būsim komanda. Visus Telšių rajonų gyventojus kviečiu. Iki pasimatymų.